Esu ne vienam aštuntuke dalyvavęs, visada dalyvauju ir tikiuosi nugalėti. Visada noriu būti pirmas, o kovotojo kelias yra su pakilimais, nusileidimais. Tikiuosi, kad viskas bus gerai, ruošiuosi, stengiuosi. Aišku, šiuose kovose aštuntukuose galima per vakarą turėti 3 kovas, tai aišku, visada visi norime laimėti pirmą kovą kuo greičiau, kad sekančiose kovose liktų kuo daugiau jėgų ir tai kuo šviežesnis išeiti į finalą. Dabar treniruotės yra sunkios, ištvermės treniruotės, fizinės treniruotės, galas liks atidarinėsim techniką. Visur stengiamės pasiekti maksimumą. Gal favoritų šioje svorio kategorijoje galima pasakyti yra labai daug. Kiekvienas smūgis gali nulemti visą kovos baigti ir visi varžovai yra stiprus. Nesureikšminčiau, kad esu favoritas, stengsiuosi įrodyti, kad esu stipriausias. Nežinau, kaip čia būtų iš tikrųjų, jeigu susidurtume su Martynu finale. Neprognozuoju net. Sunku pasakyti kažką, aišku, eitume kovoti, stengtumės įrodyti kažką. Kiek su kiekvienu varžovu išeitum kovoti, yra tikslas nugalėti visus varžovus, tapti nugalėtojų, kaip ir kiekvienas varžovas, taip ir aš. Taip. Visi norim nugalėti, visi norim būti pirmi. Norėčiau padėkoti visiems, kas mane palaiko, kas kritikuoja. Ačiū Bušido federacijai suteiktą galimybę kovoti šitame renginyje. Tikiuosi pasirodyti kuo geriau ir nenuvilti jūsų. Kiek yra žmonių, yra daug nuomonių. Vieniems patinki, vieniems nepatinki. Aišku, stengiasi visada parodyti, ką sugebi geriausiai. Visada yra kritika labai gerai, kaip ir reikia niekada jos nepamiršti ir stengtis ištaisyti klaidas, galbūt kurių yra, kurių gal nėra. Kviečiu visus atvykti kovo 19 į Siemens areną, palaikyti Lietuvos kovotojų, palinkėti jiems sėkmės ir gražių kovų.